kuriame etape esi ir kokios perspektyvos. Žiūrime. Ši analizė tiks moteriai, kuri praeitį turėjo nekurių išgyvenimų, kažkas tai sudaužė širdelę, buvo kažkokie tai nusivylimai, čia kiekviena žiūrėkite pagal savo situaciją. Moteris šiuo etapu yra pasirinkimo stadijoje, tai mes matome įsimylėjėlių arkaną, kas iš praeities galėjo būti, tai pasisuko nekurie įvykiai, kur jūs iš tuštumos galėjote pajausti labai didelę emocinę pilnatvę, pasitenkinimą, bet viskas nuėjo galimai ne taip, kaip jūs įsivaizdavote. Taigi moteris yra šiame etape, kai dar yra sudaužyta širdis, dar yra kažkokios nuoskaudos, iš kurių jinai turės išeidinėti per poilsį, per tam tikrą atsitraukimą, galbūt vertinimą, kas buvo praeityje, bet turėtų pamatyti ir tai, kad šansai yra ne tik tai, kas yra praeityje, bet tai ir nuo ko esate nusisukusi. Mes turime didįjį arkaną teisingumas perspektyvoje, tai reiškia tam tikra situacija, kuri vyko jūsų gyvenime, jinai nevyko šiaip savo. Didįjį arkaną teisingumas vardina kaip po karminį labai svarbų arkaną iš visų arkanų. Tai reiškia tam tikri įvykiai, kurie vyko jūsų gyvenime, galbūt jie nebuvo jums labai malonus, galėjo teikti nekuriuos išgyvenimus, bet jie turėjo vykti. Ką jūs turite iš to pasimti? Visų pirmiausia, mes ištraukiame, kad jėga. Jūs turite pasimti savo jėgą, įvaldyti galbūt tam tikras emocijas, kad jos neperkritinėtų, išmokti pasirinkti tai, kas jums labiausiai patinka, iš vidaus, iš sielos gilumos. Ką reikia dar jums žinoti apie tai, kad prisipildykite save gerų emocijų. Ką dar pataria jums? Ir atkreipkite dėmesį į šią žinutę, ieškokite žinių. Visi etapai, kuriuose žmogus nebūtų, tai yra laikina stotelė ir jei ir jinai neteikia tam tikro malonumo, žinokite, kad tam tikrus išgyvenimus ir kad susiformuotų žmogaus pačio viduje tam tikros patirtis ir išvados, jas reikia tiesiog pereiti ir jūs pereisite. Ką pataria šiame kelyje? Vadovaukitės labiau šaltų protų, racionalumu, nuraminkite savo mintis, nepasiduokite emocijom, labiau suveskite į racionalumą, į loginės išvadas. Visi etapai turi laikinumą ir šiame etape jums yra svarbu pasirinkti tai, ką jūs iš tiesų mylite. Pailsėkite, nežvelkite vien tik tai į praeitį. Susirinkite savo jėgą, prisipildykite daug gerų emocijų. Ieškokite žinių, dalinkite žiniomis, įsiklausykite į ženklus, į žinias, į tam tikras situacijas, kurios ateina pas jūs į gyvenimą. Gal jos kartojasi. Ir fortūnos ratas ar likimo ratas būtent byloja ir apie tai, kad kai kurios situacijos, kurios galbūt nebuvo iki galo pradirbtos, jos gali į mūsų gyvenimą tiesiog sugrįžti dar ir dar ir dar, kad mes jas išnarpliotumėm, pažintumėm, išmoktumėm, suprastumėm ir sustabdytumėm tą ratą, kad jis daugiau nebesisuktų pas mus atgalios tą pačią situaciją. Reiškia, išmokote pamoką, einate į sekantį lygmenį. To aš jums ir linkiu. Sėkmės.